Norėčiau su jumis pašnekėti jūsų šeštadieniais, šabatai, taip sakant. Ateinat jūs namo iš rytinio, vedžiojat savo ten šunį, ar ką jūs ten turit. Atsisėdat ir įsijungiat televizorių ir skaitot savo laikraščius. Taip? Tai nesupratau jūsų minties. Po to jūs atsistojate, nueinate į virtuvę ir kur pas jūs yra puodas su grybukais nupieštais. Taip. Apsilupinėjęs, kuria malė yra nusilupinėjęs. Rūdžių yra dėmės, kaip kakalai, kai unitazė nenuvalo su tepselium. Taip. Ir tenai įpilat vandenio. Taip. Pastatot ant viryklės, uždegat ugnį ir eina toliau skaityti spaudos. Taip. Skaitot, o pas jūs ant sienų paveikslai. Miškas. Iš Antano Boso pirkote ir, po to pardavėte. Ir dar ten porą jūsų akviliūtės, kur 36 metai dabar stora tokia. Taip. Dukra, kaip sakant, paliko jūs dėl jūsų nežaboto prikabėjimo. Taip. Na ir po to užverda vanduo. Taip. Tada einate į virtuvę. Taip. Ir į tą verdantį vandenį priskutat bulvių. Taip. Ir įmetat gerą ropę. Taip. Ir dar sasiskų už 12 litų toną. Ir verdat. Išverdat, ir nupilat druskos, ten viską, krapelių, į didelę lėkštę. Taip. Ir tada valgot. Taip. Su burokais. Taip. Tada pavalgęs, jums einat vėl pagulėti, nes labai pūno skrandyje. Tada viskas pagulit, susapnuojat kokį sapną. Taip. Mane, pavyzdžiui. Ne. Ir tada prabundat nuo labai nenumaldomo troškimo išsituštinti. Ne. Tai palaukit. Man visą laiką sukietė viduriai. Tai tada jūs išgeriat imodiumo tabletę ir žygiuojate į tualetą. O tualetas pas jūs yra bakelis nuluptas, nes pastoviai reikia tą su ranką patapsėti, buvo užstringa. Bronius, nenervuokit manęs. Ir palaukit, ir stovi viedras su vandeniu, zablagavreminai padėtas pas jūs tualete. Ir tada jūs įpilat to vandenį į bakelį, atsisėdat, o ant sienas pas jūs, ant apsilpinėjusių plytelių su gėlytėm inkrustuotų, yra vinys, ant kurio užkabinta laikraščių spaudos. Tada jūs paimat vieną laikraščio lakštą ir taip sulamdot, kad abrazyvas gautųsi. Ir pradedat stenėti. Nelenda rūdis, kad tu ką. Tada jūs nueinate nervingai su leistom kelniam, kaip supančiotas arklys, nes jūsų triusikai neleidžia greitai. Nuveinat tada į vonę ir ten pas jūs randasi klizma su zablagavreminai paruoštų pieno ir česnakinio spirito mišinio. Čia nuo kaspiniuočių. Kas sakė, kad ne? Jūs paimate savo nukaspiniuočių priemonę, atsistojat rakeliu priešais vonę ir įkišat klizmą savo į išangę ir suspaudžiat ją. Tada ten pribėga tos substancijos, kuri po 5 minučių padaro jums, palengvina gyvenimą. Ar jūs niekada nepaklausėte, kad jūs, kai ateinat pas mane, tos gardžiosios kakavos prašot visą laiką? Jūs niekada nepaklausdavot, kas ta kakava yra? Tai čia ir yra ta mano klizmutė, tas pienas, česnakas ir dar... Tai čia jūsų ta kakavytė, kuris pas mane prašo. Šito negali būti. Šitas taip ir yra, čia jau yra šitos kakavos, kur jūs vakare ateinat pas mane gerti šeštadieniais. Aš negaliu jūs patikėti. Visą laiką šitą kakavą ir vaišinu. O tai visai skani kakava. Ir užtat man, pavyzdžiui, aš visada gerai iškakoju. O kas geriau yra per burną tokią kakavą išgerti, ar paskutiniam gaidžiui savo klizmą pasistatyti? Jūs biškai skirkit dalykus, jūsų vertybių sistema yra apsivertusi diametraliai. Jūsų inis tapo pilku, o Janis oranžiniu. Vienas Amerikos Aliaskos gyventojas savo virtuvėje rado ne ką kitą, o 500 kilogramų sveriantį lokį. Lepečkojis atėjęs pas vieną Amerikos gyventoją, suvalgė visus hamburgerius, visus McDonald'o pietus ir išgėrė visą dietinę Coca-Colą. Dainelė. Kalėdų dindelin. Kartais aš nenoriu nieko, kartais man kažkas ne taip, kartais skausmas ilgai išlieka, nežinau gyventi.
tik taip. Nebenoriu nei mylėti, nei nekęsti, nei kovot. Aš galiu tik tai tylėti, tyliai verkti ir miegot. Metai bėga vis greičiau, tuščiai prabėga dienos. Šiemet gero nemačiau, aplinkui vien tik pilkos sienos. Ką man daryt, jei nieko nenoriu? Aš tuoj pradėsiu verkt. Ar žinai, kad viskas bus gerai? Tu apsidairyk aplinkui, argi nematai? Ei, ar girdi, kaip gieda angelai? Šitą giesmę atsiminsi, kai tau bus blogai. Kam man šitokios kalėdos, jei nėra su kuo sutikt? Dieve, aš tiesiog mirštu iš gėdos, jaučiu jis nori mane palikt. Su kuo naujųjų naktį būsiu, ką man 12 bučiuot? Aš iš sielvarto tuoj žūsiu, rimastovės man važiuot. Kaip man gyvent, jei niekas nemyli? Kas gali man padėt? Ar žinai, kad viskas bus gerai? Tu apsidairyk aplinkui, argi nematai? Ei, ar girdi, kaip gieda angelai? Šitą giesmę atsiminsi, kai tau bus blogai. Ar žinai, kad viskas bus gerai? Tu apsidairyk aplinkui, argi nematai? Ei, ar girdi, kaip gieda angelai? Šitą giesmę atsiminsi, kai tau bus blogai. Ei, mergužėlė, baig čia raudot, aš dėl tave galiu ir snukį kam duot. A jei koks lochas ant ledo paliko, žinau, kad buduliui šitoks faktas patiko. Ei, pažiūrėk, gražioji panelė, koksai bachūras į tave akis kelia. Aš pastatysiu tau ne tik šampano, kapučino kavos, jeigu tu būsi mano. A tu nematai, kad aš esu tavo bachūras? Buduliai, dabar aš laiminga, nes mylėsim amžinai. Ar žinai, kad viskas bus gerai? Tu apsidairyk aplinkui, argi nematai? Ei, ar girdi, kaip gieda angelai? Šitą giesmę atsiminsi, kai tau bus blogai. Ar žinai, kad viskas bus gerai? Tu apsidairyk aplinkui, argi nematai? Ei, ar girdi, kaip gieda angelai? Šitą giesmę atsiminsi, kai tau bus blogai. Liau, 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 liau. Liau, 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 liau. Ai, norit, aš jums parduosiu va šitą, kur specialiai atsinešiau ančiuką voniai. Nu, nelabai norėčiau, nes aš žinau, kad jūs jį kaiščiojate vonioje savo į užpakalį. Ne, čia kitas buvo, ten buvo žalčio iškamša. Žalčio. Vonio žaislas žaltys, specialiai tiesiosios žarnos valymui. Korekcijai ir valymui. O čia yra paprastas ančiukas ir aš niekad nekišau į jokią užpakalį, nei kitur. Nu, tai duokit man. Tai labai ačiū, labai ačiū. Ne, tai jūs ačiū, ant duonos neužtepsi, čia yra 15 litų. Jūs užsiemat labai buitinių reketų, labai buitiškai reketuojat. Dar įdomi žinia, sužinokite, kad jeigu pragręžtumėte skylę nuo šiaurės ašigalio iki pietų ašigalio, tai niekam tai visiškai nebūtų reikalinga. Ir iš žemės išbėgtų visa jos lava. Tai jūs man parodysit savo kelnaitės ar ne? Aš jums kelnaičių kategoriškai protestuoju rodyti. Aš žinau, kodėl jūs man nenorit parodyti kelnaičių, todėl kad jos pas jūs yra paprasčiausiai neskalbtos. Pas mane skalbtos. Ir pas jūs ant kelnaičių pavaizduotas vilkas, kuris gaudo zuikį. Taip. Tai čia yra pederastų simbolis, nežinojot? Ai! Ai! Oi! Dabar jūs tylėsite amžinai.
Berniukai.lt ir toks pogrupis / ir senukai HTML. Nu ir ten jūsų nuotraukos. Jūs toks gemalo pozai gūrite, koldra nuimta, aplinkui stovi budulis ir jo draugai kompanija su degtinės taurėmis ir paveiksluoja jūs. Ir jūs ten toks ant zinziliuko bantas užrištas, tarp kojų įkišti sasiskos ir viena nuotrauka, kur jūs gulite ant pilvo, į užpakalį jums bonkė įkišta ir visi juokiasi. A bonkė tuščia ar pilna? Nu, pustuštė, matyti jau subėgę buvo. Oi, tai čia trečias kartas. Trečias kartas nemelavo. Ir tai žinokit, ir ten yra galima balsuoti už nuotraukas. Ir komentarai yra. Tai kokių komentarų gražių prisiskaičiau, pats parašiau vieną. Žinot, kokį parašiau? No. Tas Česlovas tikras pydaras. Nesupykit, čia mano buvo. Žinot, koks mano niknėjimas yra? Ne. Liepsna. O, Kągi ir dar tokia įdomi žinia, vienas Amerikos gyventojas Aliaskoje susimanė pamedžioti. Susikrovęs visą mantą, medžioklis patraukė miškan ir kur buvęs, kur nebuvęs, pasirodė rudasis piktasis grizlis. Lepičkojis, puolęs medžiotoją, vijosi 5 mylias, kol pavijęs į ištratijo, atimė šautuvą ir nuėjo šaudydamas. į kitas meškas. Mes prie Nemuno užaugę, mylim savo miestą Kauną, panetkės kraujin mums įaugę, kas jų nesilaiko, į snukį toj gauna. Buvom sukūrę galingą blėt bandą, reketas vagystas ir blėt kontrabanda. Mokėm iš butų, mašinas blėt varym, kol vienas gaidys neprasibazarino. Tada mentai mus ėmė bachurus, sodino, pagal prevencinį kurvą nervus gadino. Ne vienas iš bratvos zonui verchų ir tapęs, nors sėdi nekaltai, pagal vagių blėt panetkės. Zemliakui padėjo ir gaidijų užverdęs tylėjo, nors chebra pats galėjo, vis tiek jisai nekalbėjo. Nekaltas bagūras sėdėjo, nekaltas bagūras sėdėjo, nekaltas bagūras sėdėjo, ir zonos beveik negalėjo. Paprašė mane autoritetas padėti, už jį 10 metų turmoj pasėdėti, nors kartu su juom į Makruchą mes ėjom, kai zasadon pakliuvom, jis pabėg nesuspėjo. Paliko blėt laisvėj mano bobą mažulė, nors tiek daviau aukso, su kitu jau guli. Kokia tavo moralė, tu šliundra, paskuda, mersas, būdas, cebūra, atkūdė blėt. Nors grėlina hebra, mumis zono iš laisvės, kad ir Mentovskis arklys mums blėt atneša kaifės. Bet kurva gaila, vis tiek, kad taip yra, kad buvusi laimė taip greitai subyra. Užtatkas zemliakui padėjo ir gaidijų užvertęs dėjo, nors hebra pats sūnus galėjo, vis tiek jisai nekalbėjo. Nekaltas bagūras sėdėjo, nekaltas bagūras sėdėjo, nekaltas bagūras sėdėjo, ir sodos paliek negalėjo. Užtat, kad zemliakui padėjo ir gaidijų užverdęs dėjo, nors hebra pats sūnus galėjo, vis tiek jisai nekalbėjo. Nekaltas bagūras sėdėjo, nekaltas bagūras sėdėjo, nekaltas bagūras sėdėjo, ir zonos paliek negalėjo. Kai skaitote, žiūrite mane kaip koks pidarastas.
Aš nežiūriu jūs kaip koks piderastas. Jūs žiūrite mane kaip koks piderastas. Nu, nereikia kelti tono gerai, okei. Pasižiūrėkite į veidrodį, jūs pats esat piderastas ir jūsų užpakalis visas yra išpampęs. Kaip? Nu, vat išpampęs. Nu, ne išpampęs. Nu, pasižiūrėkit pats. Pas jūs tai pumpučkelis tas, kur pas jūs bezdalai nesilaiko, jūs ten, atsiprašau, bliurbinatės. Girdėjau, kad Šiauliuose ir iš šaro tai už Nu, pakaligavote. Nu, biški gavau. Pas jūs vonioj aš mačiau voras gyvena. Jūs dar gyvas, kaip jisai pas jums? Aš nusipirkau tarantulą. Viskas prasidėjo nuo mažų varų auginimo. Aš juos auginu kaip profilaktika nuo tarakonų. Jo, na ir ką jūs... Nu ir iš savo tos praktikos pažiūrėjau, kad vorai pas mane vis pradėjo didėti. Pampti. Taip. Kaip jūs iš Nu ir čia mano viena pažįstama tokia namuose augina sloinikę vorą, kuris užaugęs, meta kailį ir turi ant savo to pilvelio tokius plaukus. Ir jeigu voras nori apsiginti, tai jis tos plaukus meta ir tie plaukeliai kimba žmogui į akį ar į kaktą. Ir žmogui tampa tokia alergija, kad alergiją reikia su lazeriu pjauti. Nu ir iš tos kalbos taip išėjo su ta mergina šnekant, kad Kaune parduoda vorą, kur tau įkanda ir tau hajuk. 10 litų kainuoja. Tai kokio dydžio tas jūsų audėjas? Nu, špiga taukuota kažkur va toks. Nu, dabar špigutė. A vardą turi kaip nors? Pekeliūnas. Žiūrėjau apie KGB rezervistus, tai nusprendžiau pavadinti vorą Pekeliūn. Nu, jie augino šį sloikę. Tai atnešu jam... O ko jisai minta Nu, pasimistas? ką tik gimusiais pelės lavonėliais, vaikiukais. Važiuoju į zoo parduotuvę, perku pelelės tokias mažas. Jūs valgėt kada nors varų sriubą pienišką? Ne. Į sloiniką, puslitrį sloiniko reikia pieno ir porą vorų. Ir daugiau nieko nereikia. Tai čia vorų sriuba, kurią valgo labai čiabuviai. O, reiks išbandyti. Nu tai va, tai tas voras mano, tai aš jį pasiemu tokį pavadėlį jam susikonstravęs ir Ar jūs einu. pats jau nebijot rankom imti, ar kaip su pirštinėm gal imat? Aš jums išduosiu. Taip. Aš kai su vorais dirbu 20 metų, man imunitetas, tas pats kaip gyvatės, kur gyvatės įkandimam, tampi atsparus. Aš matote, jums išduosiu dar daugiau. Taip. Aš sergu arachnofilija. Arachnofilija, čia kur vorus mėgstate? Nu, ne tai, kad mėgstu, o netgi myliu. Aš nusirengiu nuogas prieš kamerą tokiai taisytą. Taip. Nu, ir tada su voru jau extreme seksas. Tai žinokit, Vorą tratijat. nu, ir atvirkščiai. Taigi gyvas būtybis. O žinokit, nepamaščiau. Užsisėdėt ant to voro su savo Aš dešra prasmirdusi ir kaišioje. Aš galiu ir nukentėti nuo Europos Sąjungos. Šiaip žiaurus elgesys su... nukentėsite. O žiaurus elgesys su orais. Tu atėjai į mano pasaulį, kuriame skaičiai nusvito saulė. Nors kampe stovėjo tavo batai, tu man įpylei puodelį arbatos. Mes sėdėjom ant šlapio žolės, o tu sakei man, sėski ant kėdės. Stoty mes mudu klaikiai išsiskiriam, daugiau tokios mes meilės nepat. Oi, tai tau mergite, oi, tau sėdainėte, viską tau dainuoju šiandien, amžinai mylėsiu verkiam. Įdūda kam nors duoti. Jūs gal baigtumėt jau, jūs tas... Ai! Patilėk, žąsinas, gaidys, Jūs jau... Oluchas. Gal tave tą pabarškin? Gaidžiau. Ne. Tai jeigu tu mane... Tai ko tu dabar mane gaidžiu pavadinai? Jeigu tu bachūras,
Tu, jeigu tu bachūras, tu manęs nepadarai gaidžiu, Atsiprašau. aš gaidys, o ne? Ne. Aš tau gaidys? Ne. Jeigu tu mane gerai nusibaunam kelnes, Ne, padaryk mane gaidžiu, nu, padaryk, prašau. Va, jeigu aš tau pidarastas, Jūs pasisukit tada, pasisukit. a ko tu mane gaidini? A ko tu mane gaidžiu Aš nori? jūs galiu padaryti, jeigu jūs prašote. To aš tave patį gaidžiu padarysiu. Tu aš... Va dabar išnekam, kas bachūras tarp mūsų, o kas gaidys. Duok 2 litus į Palangą nuvažiuoti reikia. Prašau, Viso geriausio. prašau. Ačiū. Kur tau ačiū? Ai, gaidys. Oi. Kągi tai buvo rubrika Poilsiautojo žodis. Įvairūs poilsiautojai apspūsta mūsų poilsiavietę, mūsų Palangą, mūsų Lietuvos žemčiūgą. Ko pas jūs kelnės suplėšytas, atsiprašau, buvo išėjęs perukyti. Čia biškai traukiau, norėjau kišenės iš rankos ir, biškai paplyšo. Kodėl klausėte? Kažkaip įtartina. Žinot, numovė kelnes man ir pradėjo tratyti, žinot. Tratit budulis. Tiesioginiam eterį studijai Aš jam tratyti. liepiau, kad taip nedarytų. O tai jis jau seniai neklauso jūsų. Negražu, man nesmagu prieš jūs. Nu, Nesmagu prieš jūs. Tai gal aš jums atitaisysiu tą klaidą, tai jūs mane prašom biški patratyti. einam. Japonų mokslininkai išrado rūbus, kurie auga kartu su vaiku. Taip. Auga viskas. Malonus rūbai, malonus. Aš žinau dar vieną rūbą, kuris auga kartu su pasididžiavimu. Tai yra prezervatyvas. Matyti, iš tos pačios medžiagos ir rūbai siūnami. Taip. Latekso gandonas. Galatekso gandonas vaikeliu ant kupros. Kiek kartų sėdėdamas vonioj po dušo srovygėje, jumis kišot savo bezmeną pirštą į užpakalį. Kiek kartų? Nei karto. Ai, meluojat. Pas jumis ant piršto yra daug rievių, kurios reiškia, kiek pirštas auga, kaip medelis, kiek kartų kišta į užpakalį. Va, aš jūs pričiupau. O pas jūs delnai prakaituoti, plaukuoti nuo masturbacijos. Plaukai užaugo pas jūs, matosi. Turiu bėdą. Klausau. Ar jūs teisybė sako žmogai, kad jumis dirbot nuo 71 iki 84 Kauno zoologijos sode pas gerbiamą liūto pybio tampytojų? Dirbau, reikėjo prieauglį liūtų užtikrinti pagal socialinį tą planą. Komunistinis 5-mečio planas buvo dėl liūtų prieauglio. Tai buvo sukurtas toks etatas. Tai aš ir ne tik liūtui, bet ir begemotui patampydavau, ir beždžionėlėms. Toks darbas. Ten ir su Čekanavičium susipažinau. Darbas su žmonėmis. Gerbiamas Bronius, vat jūs, man pasakykit, jūs šviesi asmenybė, ar jūs atsimenat, kas yra Vingių Jonas? Čia, man atrodo, Valatka Lietuvos ryte aprašė šitą personažą. O Laimės žiburys? Čia apie diskoteką? Vat jūs ir nežinot pats, o dar juodinate juodžius. O aš žinau, Biliūnas parašė, o Vingių Joną parašė Žemaitė. Ateikit, Česlovas, štai vat kampe ir iki šiol mėtosi Voksmarija jūsų išmata. Kas čia padarė? Budulis. Aš tikrai atsakau budulis. O jūs pavostykit, pasilenkit čia, pasilenkit. Atsiprašau, kad studijoje šūdai būtų palikti. Jūs rado durnių, aš už jūs pavoščiau ir gausi, kad pats pavostėte. Palaukit. Čiagi ne išmatas, čia jūsų konservai. Čia jūsų konservai, jūs gyvalgėt tada šitos konservai. Palaukit, dar nėra pasaulyje pagaminta šūdų konservas. Atsiprašau, tai, ką jūs valgote. Aš atsiprašau, man skambina. Kas jums skambina su to priminimas. Reksmingas skambutis? Priminimas buvo. Tik toks nervininkas kaip jūs. Jūs pasižiūrėkite, ką jūs valgote.
Tai kad aš, nenusiplaunat rankų po to. aš negaliu plauti, nes man gerosios bakterijos nusiplauna. Aš ir dantų nevalau. Tai dantų valyti ir nereikia, Tas nes pH nusiplauna visas. jo, turi būti sluoksnis susidėti ant amalės. Amaliaus. Ant amalės, Amaliaus. ant dantų amalės turiu užsidėti. Nu, vat kaip jums vat savaitėlę prabėgo. Kaip mane nervuoja tas jūsų balsas. Jūs kalbėkit ramiai, žiūrėkit, kaip Levitanas. Prostatos šepetėlis, prašom ir štai, ir pasta. Kaip čia daryti? Užtepat pastą ant šepetėlio, Nu, pabandysiu. Nu, užtepu ant šepetėlio. šepetėlio, nu. Atsistokit dabar rakeliu. Va tai va, Čia rakeliu. kaip jums labiausiai patinka, jo? Jo, va šitą pozą. Kenytės Nu. tas maukit, kenytės. Nu, biški va. Ir aš dabar patepsiu specialių lubrikantiškų. Ką tu čia darai dabar? Ką tu su mano tėveliu darai? Kai nespėjai žiūrėti? Nu? Nebesugalvoju, ką su tavim daryti. Briedi rodai. Palauk. Tapkės tu turi jau matau. Su tapkėm atėjai. Tai, ką čia dabar su tavim daryti? Gal pažaidžiam budulį ir daktarą? Įsimelėjau vėl. A jūs esate kada nors, pavyzdžiui, Paplastunskį prilindęs per kokį mitingą aušriniai marinai paviljoniniai po sijono pažvelgęs, kad nepastebėtų, kai jinai reikia Paulauskas nuodinga gyvatė. Aš atsimenu, kad po tokių liktai sijonų, nežinau, ar sapne, ar gyvenime, nieko nesiskiriate nuo jūs. Kai jūs važiuojate su Česlau, su jūsų sportinė Opel Ascona ir lekiate į Klaipėdą, mane kažkodėl sodinate į autobusą. Pas mane vietos nėra, ten nebetelpa. Ten subwooferis stovi ir mano draugė dar turi važiuoti. Nu, o ką aš jai pasakysiu? Vylazis mašinai? Ten ta keulė, tai ta keulaitė rusiškai šneka su jumis. Tu manęs nenervuok. Tu mano dar draugė. Pavadinsi keulaitę? Tai kad... Mano gražuolytė. Tai ten žmogus yra, ne keulė? Aš atsiprašau, bet tokio apvalių kazachiškų veidų, kaip keptuvė veidų, tai čia yra žmogus? Man tai yra graži mergina ir mano sužadėtinė. Bet aš žinau vieną labai įdomų faktą. Aš mačiau tą jūsų vadinamą sužadėtinę su jūsų tėveliu. Susikabinė, ėjo į filmą Šrekas 2. Nu tai čia, kad tėvas nueina į kiną nieko blogo. A kodėl grįždamas iš kino jis įkišo rankas po sijonu? Aš galvoju, čia šunį įsivedžė į filmą pasivedžiot, atsiprašau, keulaitę. O, tai buvo iš tikrųjų? Nu tai aš jums ką dabar meluosiu savo senam kreditoriui, savo draugui. Tai jis įkišo rankas po sijonu. Tai gerai, aš tuo metu Klaipėdoj bobą žaginau su draugeliu. Tai jūsų keulaitė ir aš esu pažaginęs. Gavote dabar? Gavote? Va jums! Pinigų vagis! Nesimuš! Pinigų vagis! Aš tavo bobą atragėjau, nes man tai labai daug kainavo. Na ir dar įdomus dalykas, paaiškėjo, kad vietinės liberaldemokratų partijos aktyvistai yra užslėpti gėjai, kurie turi savo gėjų klubą Rolandukas. Bet jūsų pačio pati, kada jau Anapilį nukeliavo prieš 14 metų, kai jūs išėjote pensiją, ne? Ką jūs neatsimenat, kad tik prieš 4 mėnesius. Ai, tai jau palaidojot. Nu, Ar dar guli pas jumis ant sklepo? guli. O kada laidosit? Jūs neturit už ką laidot, vargšas, ir valstybė neduoda už ką laidot. Nu, kurvas. Nieko neduoda valstybė, nieko. Bet jinai pas jūs buvo kurva, žinokit. Nu, kai jau dabar apie žmogų, kai sakoma arba gerai, arba nie... Šia jums. Neturit nei sąžinės, nei garbės, nei moralinio veido. Nu, bet aš tikrai... Ir dabar atėjo metas jums susitikti pagaliau su buduliu. Ne, aš labai maldauju jūsų, prašiau dar ne. Labai jūsų pamaldausiu, ne. Budulis! Ne. Budulis! Jis ant tavo mamos kai ką sakė. Nu, Labą dieną. nu. Ponas Budulį, malonu, kad jūs vėl Radio Rytą praskaidrinot. Jūsų tėvelis Česlovas prislėgtas didžios nelaimės, kuri nutiko prieš 4 mėnesius, kai pasimirė, į Anapilį nukeliavo jūsų mama, žinoma... Čia nepasimirė, aš ją nunuodijau.
nes prisiminiau, kaip jinai mane vaikistai muždavo. O. Tai, o jūs žinot, pavyzdžiui, kad jinai buvo kurva? Žinau, Tai jūs užaugo debilo ir kurva šeimoje, ponas Budulį. taip. Daug tokių užauga Na. ant visos Lietuvos. Lietuvoj yra labai blogai, nes karėsi moksleiviai. Taip. Kas atsitiko? Ko gyventi negera? Jūs, vaikai, nuvažiuokit į mišką, paklausykit, kaip čiulba, ulba paukšteliai. Pažiūrėkit, kaip kartais zuikutis liukt per mišką prabėga. Pažiūrėkit, kaip sninga gražiai kartais. O dabar jūs vartotojiška kultūra. Neturit autoriteto, tai iškart kartis ar ką? Dviese kartis susimanė. Ne. Aš miške tokį pagaučiau, tai žinau, jis nuginavo. Jo. Nu, sakyčiau, ką gaidyčia, kilpoj kabėti. Pakaruokliai labai Nu. neestetiškai. Šūdžiai kažkokie, kabo, nu. Tai atsiprašau, tai jeigu pasikarsi, tai nors karkitės taip, kad šarnai apkramtyt galėtų. O dabar miške badas, nei zilutei ko užkast. Iš ties, sniego dripsniai. Šūdžiai jūs nenormalus. Taip. Vaikiščios jūs debilai, durniai, va. Jūs ką dabar? Irgi žudytis, ranką prieš save pakelti. Ant save. Ant save, nu. Gaidys ant savęs rankos nepakeltų. Zonai kas nors pakeltų ranką prieš save. Nu, atsiprašant, išbirbinčiau, nu. Jo, negyva. Nu, užbirbinčiau negyvai. Taip, gaidžiai. Durniai. Gaidžiai. Šūdžiai. Šūdžiai, tikrai gaidžiai. Va dabar, vieną kartą, žinai, išbėgu ryte pasportuoti. Bėgu takeliu. Žiūriu, 2 šūdžiai pasikūrė. Kabo jau, ne? O dar gyvišė. Panuplėšiau nuo šakos. Na, vienam į mordą. Na, kitam sakau, nu gaidžiai, marš namo. Pidarastai. Ką čia, pasikartus įrošėt? Gyvenimas negražus. Ne. Įsigandę dreba tirta, žinai. Atsiprašom, ponė Budulį. Sakau, na, krosiukas su manim pabėgt. Kartu. Jo. Ir dar cigaretės turbūt išbarškinat iš visų kišenių. Be abejo. Nu, Jo. o tai va. When routine bites hard and ambitions are low and resentment rides high, but emotions won't grow, and we are changing our ways, taking different roads. Then love will tear it apart again. Love will tear it apart again. Why is the bedroom so cold? You turned away on your side. Is my timing that flawed? Our spectrum so dry. Yet there's still this appeal that we've kept through our lives. Love will tear us apart again. Love will tear us apart again. You cry out in your sleep, all my failings exposed. There's a taste in my mouth as desperation takes hold. Just that something so good just can't function no more. When
tik 5 metų gulėjot liulkai, nes buvot cerebralinio Kas? Jūsgi sifiliu sergantis žmogus pagimdė, tai sifilius vos išgydė jumis. Jumis gimė po Palauk, ledu, pastovėk. po ledu kišo. Va, pačiam nosis, va, nusiema ir užsideda. Ai. Pats sifilitikas. Ne, čia yra nuo girtavimo. O jumis cerebrarinis, Klausyk, tu man atsibodai. jumis... Davai, aš tave patratysiu. Palaukit, kokią dabar tokią progą jūs įgaunate staiga teisę į mano tratymą. O, tai tugi visą laiką čia pas mus gaidys Tai buvai. palaukit, aš kam gaidys, o kam dėdė Bronius? Dėdė Bronius, Jūs ko nepa- be tapkių hatoj. Palaukit. Ai! Ai! Atsisuk. Tai kas čia dabar gaidys pas mus? Aš. Ko be tapkių hatoj? Aš tuoj pat pasidarysiu tapkės iš slovo. Rodyk briedį. Ai! Viso gero, durniau. Nu ką, matai mamytė mūsų? Kiek čia buvo, tu homoseksualistė, tu. Aš žinokit, aš jam dar priminsiu. Aš jam priminsiu, kai jis buvo 5 metų liulkoje gulėjo, tai aš jam ant veido myždavau, jis negalėjo pasijudinti ir jūs to nežinojot. Kai... Va dabar ir aš tave apmyšiu. Ne. Va dabar aš tave apmyšiu. Nu, myškit. Va. Tai prasisekit normaliai. O, prasisekit. Dabar ištraukit gaidelį. Nenoriu aš myšti. A jau praėjo, nu... Stokitės. Tai kodėl jūs Stokit dabar... lygiuot ramiai. Kodėl visa drąsa išgaravo? Skaičiu jūsų dienoraštį, kur parašyta jūsų paranojiniai planai. Jūs taip, skaitėte jūs. mano dienoraštį. Atsiprašau, aš galiu jums pacituoti. Šiandien užsidėjau karūną ir aš esu Lietuvos valdovas. Aš jums dar noriu savo kalėjimo, kentėjimo prieš sistemą laikų eilėraštį irgi. Nu, prašom. Čia homoerotinė irgi tematika, prašom. Tu mano saulė, kelnaičių tavo spindesys, tu man atvertėjai pasaulį, kurio man niekas taip nepavartys. O buvo šilta, karšta, drėgna ir tu vartėjai lovytėjai mane. Po to nuėjom tualetą ir pamilėjai tu mane. Kaip jums? Fantastika. Paklauskite manęs apie mano dienotvarkę, prašom. Nu, jūsų dienotvarkę malonu būtų išgirsti. Na, keliuosi aš 10 val. Ryto ir pirmas dalykas, ką padarau, bakšteliu bučki savo šalia. Po to keliuosi, darau mankštą, turiu gantelius 200 gramų svorio ir labai elegantiškai darau mankštą. Na, aišku, nuogas, prie lango, dega šviesa. Na ir mokiniai, kai eina į mokyklą, aišku, susirenka po langais ir šaukia pydarė. Na, tas mane labai sujaudina. Per tas pėdikų gatvės žiūrim, vėliavos kabo tas nukarusios, tos vaivorykštės visur, į vyrų nuogų nuotraukos visur. Taip, aš tai prie vitrinos prieinu, tik pažiūriau, stovi toks su raumenim, su uniforma, su kepūrė, kaip mažonas. Nu, žiūriu, galvoju, kaip aš norėčiau, kad tu mažoniuk mane patratytum. Viską atiduočiau, kad mažonas su Rolandu Pavilioniu, su Pavilionienė, su lateksiniu pimpaliuku ant strėnų. Kad mane jie gaudytų, iš pradžių nepagautų, po to pagautų, užverstų ir patratytų su Mažonu ir Pavilioniu. Žinot, kad Kas? banginis per vieną įpūtimą gali iš savo šiknos, kuri kažkodėl Dievo malonės tvarka pas banginius randasi ant nugaros, išpūsti visą Niagaros krioklio dienos dozę vandenio. Nu, abejotinas tas faktas, nežinau, iš kur jūs gavot tą informaciją. Tai iš kur mes išlaikymėm, patys sugalvojam. Nu, žinokit, labai patiko. Rodo tokius jaunus vyrus, beveik nuogus ir kur iš užpakalio rodo, tai užpakalio oboliukai tokie gražus, raumeningi. Ir tas, kur patamsėjimas, kur yra labai įdomiausia vieta, kur užpakalio skylutė. Ir biški kabo seklydžių biški. Nu ir ką jie ten daro? Radio studijoje žurnalistė Skaiva. Viešnia, laba diena, atsistokite štai šitaip. Va taip tiesiai, kad perlipkit per laidą.
Nebūtina mano pimpalo liesti tuo metu. Perlipkit per laidą Skaivą. Aš tai Skaiva jums prisipažinsiu, kad didžiausia mano svajonė yra išsivirti siūbą iš jūsų kelnaičių. Nesispjaudykit, kad mane apspjovė Skaiva. Skaivas bobiškom sėlytėm Apspjovė mane. Tai labą dieną, kaip jaučiatės mūsų radio šou studijoje? Siaurai, ankštai. Ankštokai. Skaiva, seniai tokį klausimą turėjom ir rašytojai, klausytojai rašos, klausia, kodėl Skaiva pastoviai Vox Maris studijoje prikakodavo? Čia ne aš. Mes matėm. Labai dujos eina. Skaiva, kiek jūs galite per vieną kartą iškakoti? Skaiva labai kažkaip. Kur ne jūs? Klausytojo, aš skaitau pasilgo jūsų balsą per Vox Maris ir to labiau, kad mes dabar turim laidą apie tai, kiek jūs galite per vieną kartą iškakoti. Pavyzdžiui, Česlavas gyrėsi, kad gera galuška. O jūs? O kiek ta galuška yra? Nu, galuška, Nu, tai šrygalis. toks. aproximatliai kažkur 38 gramai rudosios masės ir 92 gramai juodojo šokolado. Na, Kažkaip. kažkam čia gal juokinga, bet man tai verkt norisi. Nu, jūs, bronius. Alaus prigėriau, teisybės alaus. Turėtų smirdėti, nes Skaiva. Smirda. Aš atsiprašau už netinkamą erekciją, netinkamą vietą, netinkamą laiką. Nu, bet vadžiut paaiškinkit, kas čia yra. O jūs manęs nelieskite. O kas yra ten, atsiprašau, bet kas čia ant viršaus čia? Bet man tikrai erekcija darosi. Bet tai čia kažkoks šaratas pas jūs? Tai čia du šaratai yra iš gintaro. O mes, pavyzdžiui, su Česlavu tavo geri draugai, o kai imsim, tai iškrūšim tiesiai ant studijos stalo. O tada pakukuosi. O akutėse matau, kad pati nori šito. Ar tik nebūsite Skaiva apsiperdusi per savo bobišką užpakaliuką mažą? Mergaitės neperdžia. Dar kaip per? Neperdžia. Nu, mergaitės mylėt. Skaiva, parodykit kelnaitę savo, parodykit. Nu, Palaukit, prie šviesos čia teikit. nu, parodykit. Ir akušio. Nu, ką jūs darote? Lemba. Siauba. Biški, matei, kušiuko. Mane tarvopatė. Parodė. Skaiva, toks klausimas jums. Jūs pati skutatės kušį, ar jums skuta jūsų koks nors peteliškė naktinė draugas, gal mes galėtume nuskusti? Ne, jūs negalėtumėte. O tai kas jums skuta kušį? Etatinis kūšios kutėjas. O ant užpakalio skilutės kas nuskuta jums? Aš kukliai, aš negaliu kalbėti. Tai pasimis ant užpakalio skilutės yra toksai pokelių miškelis, reiškiasi, malonu. Parodykit papus savo. Ne. biškį. Nu, parodykit. Ne. Papiniko spalvą parodykit. Nu, parodykit. Papiniko tik tai spalvą, mes nieko blogo nedarėme. Išsiauklėjusi Va, palaukit. Nu. Papinikos. O, neblogai. Neblogai. Skaiva, kiek metų buvote, kai praradote nekaltybę, prašom papasakoti? Aš nepraradau dar. Nepraradote? Ne. Tai esate dar Esu nekalta mergaitė. mergaitė. Aha. Aišku, galima, Aišku. gal mes jums ją prarasim. Ne. Gal į mikrofoną šnekėkit savo Gerai. sreptuvėlę. Jūs šnekėkit, Jūs manęs nekybinkit. Jūs šnekėkit, aš padročinsiu jūs. Jūs. Aš kažkaip bronių žiūriu ir moteriškos patik pradėjo. Skaiva tokia didelė, kad man jinai kaip berniukas, žinau. Kutiku. Ne, surimtėjom. Nu, dar. Skaiva, vat jeigu, pavyzdžiui, aš dabar išsitraukiu savo pimpalą, jūs jį paliestumėt? Ne. Vat palieskit. Ne. Bet taip mūsų dvasingumas sudidės. Aš einu pasisioti Kur trumpam. jūs einate? Aš pasisiosiu, jūs pakalbėkite. Štai, Skaiva, likome mes, mūdu du. Žiūrėkit, aš dabar nusimaunu, vat, kelnes. Vat. Ir... Ką tu čia gaidį darai? Atsiprašau labai. Iš kur pas mus bobų yra? Čia Skaiva. Čia budulis Skaiva. Skaiva budulis. Budulis, Skaiva. malonu. Parodykit budulį, jei... Ką dabar veiksi? Važiuojam kur? Kavutės išgert. Labai nepatarčiau. Nesupratau. Eik. Ai! Ne. Nori dandų nebesusirinkti? Nenoriu. O kas kaivo čia juokiesi? Oi! Ko būdu juokėtėse? Ne. Kas jums gal juokingas? Ne, jūs nejuokingas. Kas yra? Ko dabar žliumbi? Kodėl tu muši dabar? Tu baigsi žliumti ar ne? Na, pasmaugiam. Gal nesmaugiam, iš pradžių iškrušam, po to pasmaugiam ar atvirkščiai. Iš pradžių gal pasmaugiam, po to krušam. Ne. Kažkoks durnių laivas išeina. Eikit iš čia. O kas jūs labiau jaudina, jis ar aš?
Aišku, kad aš. Česlovas mane labiau. Jūs tai kas, jūs tik tai išdrakė kažkokią tai bobą. Nu, atėjote į mūsų studiją, įnešė disharmonijos. Jeigu parodytumėte, tai gal ir įdomu būtų. Nu, parodykit, parodykit. Apsisukit. Apsisukit. Pažiūrėsim jūsų užpakalio vagelę. Nepažiūrėsim. Nu, prašau parodyt. Ne. Neprašom, nesidirbinėti. Prašau baigti. Kas čia per fakt dabar daro? Kas čia daro? Čia jūs... Apsisukit, mes pažiūrėsim. Nu, palaukit biškį. Nu, parodyk. Parodykit. Nu, parodyk, nu, sakau, parodyk. Kas čia dabar? Baigėt. Reikia užmušti. Reikia skaivų užmušti. Nu, paimkit lavoną, ištraukite dabar. Už kojo ir už galvos ten. Už plaukų ir aš kušio nežinau. Einam. Einam. Tegul guli savo čia. Pradės dvokti. Vienas Aliaskos gyventojas ryte prabudęs vietoj žmonos paglostė kažką labai pūkuotą. Atsisukęs, amerikietis labai nustebo, kad ten buvo ne jo žmona, o 600 kg sveriantis lokys, kuris tuo metu tratijo jo žmoną. Reikėjo berniukams padangių žydrų ir aerodromų žydrinių svaigių. Reikėjo berniukams kurvalos bagaus ir kažko reikėjo, toliau nebežinau. Reikėjo berniukams padangių svaigių, malūnsparnio griausmų, minčių visokių. Reikėjo berniukams padangės žydros ir šalto alaus. Nori išgirsti, kaip mano buvo Valentino diena. Taip, labai noriu. Nu, dabar, žinai, galvoju, nuo ryto jau paruošiau tokią širdutę, nupirkau pliušinę. Čia meškiuką tokį gražų su širdelė. Nu, atvažiuoju. Nu, galvoju, ko čia. Ar kaip senų įpročių miške, žinai, bet šalta miške. Šalta žiauriai, gali nušalti pimpą. Vieną kartą birką iškišu, jis susitraukė, nu. Man taip irgi yra buvę. Kauno zoologijos soda, kai bandžiau liūtui. Liūtas buvo, narve liūtas vaikštinėjai, matyt, valgyt nori. Ir aš žaidžiau tokį žaidimą, labai adrenalinas eina. Aš susijaudinau, nes ten patinėlis buvo. Jis raumoja ir nori valgyti ir vaikšto ratais kaip liūtas. Tai kai jis vaikšto apeina ratą ir jo užpakalis palei klietkę, palei narvo šitos virbalus, tai aš įkišu pimpalą, a jis vėl atsisuka, galvoja mėsa, aš ištraukiu ir jis raumoja, aš ir taip vėl apsuka ratelį, suka ratelį, aš dainavau ir vėl jo pukuotas užpakalis, uodega pakelta, ten tas kapšas kabo ir aš vėl pimpalėlį ir paliečiu adrenalinas. O liūtas vėl galvoja, kad aš jam kišu antilopės koją. Supyksta. Na, tai bet atėjo pato prižiūrėti ir sakė, kad paduos mane lygių teisių Burneikieniai, kad liūtą norėjau išžaginti. O tai tu nebandai ten prie narvo biški šauno prikiš, tai būtų prišalęs. Tai va, man tai ir taip ir buvo. Tai prišalą žiemą, tai aš žiebtuvėlį nešiojosi. O man tai vieną kartą buvo, tratė jau tokia gražuolė, pas kurią Pucko 16 auskarų. Tai prišalo, žinai. Nu, nebėra kaip ištraukti. Eina, galvoju, ką dabar daryti. Susirakinot kaip šūkis. Nu, prisirakino, auskarai prie birkos, įžiūriu dabar, ką čia man daryti. Tai, į tai bandau, į tai. Tai žinai, ką darėm, tai lindo mašiną, prie pečiuko atšildžiau. Tai žinot, jeigu man gimtų dukra, tai žinot, kokie švardai duočiau. Man labai patinka tokie vardai: Patricija, Sentencija, Eutanazija. Aš berniukui vardą Plebiscitas. Tai aš norėčiau, kad mano dukra būtų Epilepsija. Nu, man labai gražiai skamba. Epilepsija, čia žinot, buvo senovės graikų deivė, traukulių deivė. Man labai patinka, bet aš aišku niekad neturėsiu jokios mergaitės, nes labai nekenčiu bobų. Išauks po to tokia mušmanė per plykę arba, žinok, per paslėpsnius. Nu, mano dukra jau kuriai 38 metai. O daug iš tiesų. Tai man tada daviau vardą Nimfetė. Nimfetė, o? Nimfetė, o jį O pilnas kaip? Nimfomanė. Nimfomanė, ai, taip.
Taip. Tai kaip jai dabar sekasi, dirba dabar mokytoja. Mokytoja dirba čia, vargšė turėjo istoriją, nuogos nuotraukas kažkur rodė per televizorių, per visur mokytojai užsipuolė. Pasifotkino kažkada tokia, žinot, su toj buitį savo prekylimo, to, kur kažkada padovanojo man sienos, kur kabo. Kur briedis vandenį laka. Briedis vandenį su papais nuogais. Jis sako, Briedis kad čia... su papais nuogais. Taip, čia sako, kad ne jį. Bet... Kad tas briedis su papais nuogais, kad yra ne jį. Taip, ir jis sako, kad ten ne jinai nuotrauka, bet aš matau iš jos visų papų, kad ten jinai, senmergė, sena, gyvena. Nuvytusi. Nuvytusi jau kabę, Extinct boba. Vat kartais pamatau ten per televizijas, kur dabar vakarais rodo, kur daug teksto kažkokios bėga, kamputį klipą kokį rodo. Aha. Tai visą laiką pamatau, kad nepasisotinamoji ieško savo karštojo Valentino, o netgi Valentino. Tai visą laiką jau iš braižo pažįstu, kad jinai rašinėja. Bet ką jai kaime, kas ten? Asilas nebent tik tai pakrūžt gali. Ir dar tokia įdomi žinutė. Pietų Afrikos miškuose gyvena toks voras. Dydžio kaip degtuko galvutė, tačiau kojos metro ilgio. Tas voras yra niekam nereikalingas, dėl to jis net neįtrauktas į jokią raudonąją knygą. Ir visi jį ignoruoja. Ir dar tokia naujiena mus pasiekė, japonų mokslininkai atrado žydų galaktiką. Galaktika yra toliausiai nutolusi nuo mums žinomos Oriono žvaigždės. Paklausite, kodėlgi ji taip keistai pavadinta. Ji pavadinta todėl, kad yra šešiakampės žydiško žvaigždės formos dainelė. Štai vieną gražų rytą atėjo neprašyti, ponai su rulėtėm žemę surašyti. Matyt, kad užsieniečiai, nes šitaip žemės gviešės, o aš neatiduosiu ir niekam neparduosiu. Ką mums tą Europą, jūs uostikit kanopą, į NATO nebereikia, nėr mums ką ten veikti. Tik neutralumas, mūsų privalumas, draugystė su rytais, tai Lietuvos saugumas, tai Lietuvos saugumas. Visą šeimą sukilsim, į daržą mes apginsim, į kraują mes praliesim, prakeiktam užsieniečiui. Kai žemė išmeruoja, tai vargšai aimanuoja, o ponai rankom trina, džiaugiasi dainuoja. Žūsta ant akių Lietuvos valstybė, auga ant mielių, turtolių nedorybė. Lietuvos žmonėms grėsia neligybė, ponų turto geismas lygus beprotybei. Šakėmis aš ginsiu savo nuosavybę, neleisiu išmeruoti, patirti neteisybę. Atiduok ruletę, nekšelė tu bjaurybę, su šakėm aš atimsiu tavo nekaltybę. Tavo nekaltybė. Jūs pats esate lygotas žmogus, visi žinom apie jūsų pomėgį rodyti jūsų savo viešą iškrypusi jūsų organą. Palaukit, mano organas iškrypęs, jūs bent iš arti jį matėte? Mačiau jūs pats. Pasižiūrėkit, prašau, pasižiūrėkit, bet iš arti dabar mano organas jums pasižiūrėkit. Fui koksai. A kas jums yra smėgmas, smils? Jūs eikit su savo to organu ir nerodykit. Gerai, ir einu su savo organu ir pats, va čia palaukit, pasidėsiu. Jūs pats savo tą organą atsiprašau. Jums sakė, kad jūsų organas iš tikrųjų iškrypęs ir... Palaukit, pas manęs sausio 5 pažymėta, sausio 18 pažymėta, kad Budulis įstratė per šikną užsidėjęs... Jūs mano tos šiknos nelieskite, jūs pats esate ne vieną kartą tratytas ir žinomesnių Lietuvos žvaigždžių. Palaukit, vieną kartą, kai pirty buvom, aš mačiau, jūs pasirinkėt pas jūs, nes užsispaudžia šiknos skylė. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jūs viena. Arba esate gamarojgininkas, arba antra, kas žymiai tikėtinė. Aš buvau nesenai pakakojęs. Jūs neseniai pakakojęs buvote. Taip.
ir prašiau manęs tuo netepti, ko pats smirdate. Tai jeigu aš palaukit, jeigu jūs ką tik buvote tai seniai pakakojus, tai pas jūs lieka žiūrėti skylė iki pat kito pakakojus. Jūs esate šūdinas šūdas, aš jums pasakysiu, pas jūs vietoj liežuvio šūdas maskatuojasi. Aš žinokit, neištversiu, aš jums tavo prieš ir va tik šitas... Ai! Va tai va. Budulį? Nada užkanojas, žaidži. Ką tu sau leidi? Nu, ką tu sau leidi? Aš tau kanopą į užpakalį įkišiu. Įkiškit. Kadaise mes arklius juodojo jūroje girdėm, priešus stipriai mušom ir Rusiją pravirkdėm. Verkėm, dainavom, nekart į kailį gavom, parpuolėm, nukrytam ir vėlgi atsigavom. Europoje narystė, eilinė apgavystė, vaidystė ir durnystė, politinė vagystė, piktųjų rankų darbas, kosmopolitinė blogybė, nepriklausomybė, tai Lietuvos galybė. Prarasim savitumą ir žemdirbių arumą, prakeikti užsieniečiai, nuskriaus mūsų valstiečius, bet Landsbergio kvailumą ir Brazijos atvirumą. Žudosi žemaičiai ir verkia suvalkiečiai. Rusija, Rumunija, Kinija, Irakas, Serbija, Bulgarija, Belarusija, Izraelis. Mes renkame Šustauską ir mylime Brazauską, o Murzą irgi nieka, jis žino, ką pats siekia, nes mirdantis kaimiečiai pragertom smegenim, atspardytom kraujuojančiom raudonom sėdmenim. Per tą daugybę metų, kai rusai valdė mus, aš kolūkyje dirbau dėl rytdienos ramus, o dabar nežinau, kas man Europoj bus. Gal grįžkime kaimiečiai į Rusijos namus, juk visos blogybės tiek iš vakarų, nes ponai iš Briukselio nevalgo vėdarų. Kiaulienas karbonadas ir nėra jokia bada, Europai nėra kas veikti, mums reikia naujo vado. Už rankų susiėmę, apijuosim chloro vėlę, žemelė mūsų brangi, žemynė mūsų senam, tai sąjunga visi. Aš žinote, kuom gydausi. Kuom gydotės? Kaimyno šuns Rekso yra... Taukais, šūnio taukais? Šlakai, nuvedam šunį į sauną ir laukiam, kol išprakaituos visus šlakus į podelį. Nu ir sukalė per manganatų. A dar labai geras būdas, kai pažastys šala, tai reikia nusipirkti sargius ir pripilti karštų vandens, juos užrišti ir pakišti po pažastim. Nu tai čia tokia maža grielka. Grielkutės. A jūs esat ką nors pripūtęs moteriškę per užpakalį, aš turiu minį su šiaudeliu? Ne. Nu gal laikas būtų pradėti jau pabandyti? Einu, aš geriau palakstysiu. Eikit, palakstykit. Atsimenat, kaip jūs vaikystėje apalpdavot dažnai? Kai jūs buvot mažas piplys, tai jūs apalpdavot 4 kartus per minutę. Ir jums tada ne našatirną spirtą įtrindavo jums nugarytę, o skruzdžių nuodų, kurios kaupdavosi pas jūs mamą išengiai. Nu, Jūsų mama skruzdžių nuodais kakodavo. jūs mano mamos nelieskite. Aš jos neliečiu, aš tik sakau faktą, kaip būdavo. Jūs jūs esate gimęs kiaulydėje, jūsų motina nesveika kiaulė. Tau jūsų mama iš užpakalio bėgdavo skruzdžių nuodai. Nebėgdavo. Pas ją kažkaip stemplė gamindavo su tulžim skysti, kur ir mokslininkai vežė į Leningradą, dar tyrė jos skrandžio sultis ir stebėjosi, kad metalą pragraužia. Jūsų brolis Ermitažė Danonė suniokojo. Miegančio Danonė sieros rūgštim apipylė. Psichiškai nesveikas vandalas. Taip, jisai kovojo prieš secesiją ir prieš Rembrandtą, kuris buvo žydadas. Va tai va, mano bendbrolis kovojo prieš pasaulinį sionizmą, o jūsų mamai tik tai iš šiknos bėgo skruzdžių nuodai, į kam jinai daugiau niekam nebuvo tikusi. Ir dar grybus Dzūkijoje rinkdavo. Ir nuo tų grybų jai radiacijos fonas pakito ir pas ją aureolė kaip nimbas buvo. Ant galvos švitėjo jūsų mamai nuo radiacijos. Ir nedaug dievė, kas pas ją įlysdavo prie putko su Geigerio skaitliuku, tai iškart zaškalindavo nuo jūsų mamos. Tai kokį jinai išgamą pagimdė su tokia putka radioaktyvę. Atsiprašau, jau geriau negu iš kiaulės išangės kloakos išlindęs kažkoks durnius pedikas su ūsais. Čia viskas, ką jūs galite pasakyti. Aš žinot, kaip Rusijoje išgaunamos dujos yra? Ne. Tai yra labai daug meškų gyvena, lokiai. Dabar jas veisia specialiuose rezervatovuose ir meškos susodintos didžiulė ilga eilė, po 1000 meškų eiliai. Stovi rakam meškos su antsnukiais ir bezda.
Ir prie šiknų joms yra pritvirtinti tokie, kur karvėms melžti fermose. Tokie pipukai, 8-kojo ščiupalcai. Ir sueina į didelę vieną žarną. Ir tokių fermų po 1000 meškų parklubdytų rakam. Yra tūkstančiai ir tūkstančiai Sibirė. Ir Tūkstančiai milijonų. Tai tūkstančiai Aš skaičiau milijonų. argumentai, faktai, tūkstančiai Ir milijonų. meškos besda butana papana. Aš ant krumplio atsispaudimus. Ai. Kasdien 8000 padarau. O, a pas jūsų tėvelį pastebėjot, rankos jau tampa tokios panašios į titaninį, dešinė ranka raktą ant 14, o kairė raktą ant 10, pirštai patapo jau. Nežiūriu Kaip aš. replės tokios biš. Jūs pabučiuotumėte tėvui rankas karts nuo karto, tai pastebėtumėt? Aš geriau tave per užpakalį. Nereikia. Nereikia, jūs jau tai daug kartų Pabučiuosiu. darėte. Man tai keista, koks jūs laužėte iš savęs vyrą ir bachūrą, iš tikrųjų esat paskutinė mazgotė ir pidarastas. Gaidys, štai kas jūs esate, budulį. Jūs esate neišpasakyto gaidiškumo gaidinas. Jūs netgi višta, kurie tratėje visi kas netingi. Jūs tos 8000 atsispaudimų per dieną, jūs taip norite užmaskuoti savo gaidiškumą. Jūs esate... Ai! Nusimaukit taip pat kelnes, aš paprašysiu. Kodėl? Kodėl turėčiau? Aš noriu jūs pagauti. Ką jūs man pagausit? Aš noriu jūs pagauti, aš esu tikras, kad jūs va dabar ką tik tai nuleidote porą lašų šlapimo. Ir viskas va pas jūs yra... Dėl ko jūs taip specifiškai kvepite? Pasakykit putka. Tutka. Putka, aš sakiau, ne tutka. Tutka. Putka, P. Utka. Putka. Utka. Nu, kodėl jūs negali pasakyti P raidės? Nu, štai kad visi senukai. Sakykit Petras. Petras. Sakykit putka. Utka. Ne, taip nieko nebus. Jūs neišeisit iš studijos, kol nepasakysit putka. Utka. Ko jūs šiandien toks maloniai Aš nusiteikęs? norėčiau jums paaiškinti, kaip atsirado kovo 8. Norit papasakosiu? Papasakokit. Klara Cietkin buvo meška, o Roza Liuksemburg lokys. Ir vat gaunasi, kad meška su lokiu, abudu tokiu. Ir tokiu būdu atsirado kovo 8. Gal ir neblogai. Jūs matėt filmą Kiti, kur Nicole Kidman vaidino moterį? Labai siaubingas filmas. Labai, labai. Siaubingas. Palaukit sekundę, aš to grįšiu. Kuris dabar einate, atsiprašau? Tai ką čia šneki debilė? A? Gėda klausyti. Geriam su bachūrais, pirtį, bobikės tratinam baseine. Klausom, kad neįmanoma klausyti tave. Ne. Kas ne? Aš einu iš studijos. Ai. Va tai va. Tai va. Su kovo 8 visus. Man tai patinka, mes su jumis bendraujam, Kažkokiai bendraujam. tarsi būtume viena šeima su jumis, ne? Nu, kaip? Jūs pavyzdžiui, šnekat, aš stoviu jums už nugaros. Nu, taip. Kada spjauti jums į pakaušį? Nu, tai spjaukit, prašom, man tai negi gaila. Nu, šiandien kondicionieriaus nenaudojau, išsiplovęs galvą šiandien. Išsitrinkau su muilu. Nu, išsitrinkau ir aš tai kondicionierių pasliaudės gydytojas perku. O Jėzau. Nu, žinokit, biški bez Nu, kodėl jūs žinodamas, kad Voksmaris yra krošična maža patalpėlė? Kaip radija. Jūs nepergyvenkit, aš turiu kelnėse balioną ir visis mano žarnyno išrūgos sueina į balioną. Fui. O Jėzus. Tai čia jau tikrai, žinokit, ne mano darbas. Jūs biški turėkit sarmatas. Ką jūs dabar ten užpsichavote? Ateikite čia, ateikite į studiją. Nu, tai gal langą biški. Negaliu. Gali. Nu gerai, atidarysiu. Dievulėliau. O Jėzau. Kam tiek daug triukšmo dėl nieko, viešpatie? Nu, bet Pamanykit, jūsų išbėgo man bezdalai. bezdalėliai, nu. Fui. Prašau neišsidirbinėti, būkit geras. Dirbsiu su respiratoriumi. Su jumis stovėdama šalia. Jūs žinot, kad žmogaus bezdalas, vadinkim, yra sveikas kaip katalizatorius. Dabar, va taip, aš šnekėsiu su jumis, kaip Lensbergis. Šnekėkit kaip Lensbergis. Taip, nu bet jūs ką jūs valgote? Aš valgau, brolelį mielas, kiaulieną su juoda duona. Vat ką aš valgau. Su svogūnais? Ne. Ne. Nu, ir su o kaip jūs česnakais. kiaulieną darote? Jūs turbūt verdat ją. Nu kaip aš darau kiaulieną? Aš pagaunu kiaulę ir valgau ją. Tai taip žalė, be nieko. Ne, nu taigi su svogūnais, su česnakais. Tai jūs paimat šiaip kiaulę. Tai ką jūs darot? Jūsų debilizmų nėra ribų, nu.
Nu, jūs pasidalinkit radio šou Aš klausytojais. nuveinu į turgų, nuperku keulę. Keulę. Ir valgau. Keulienos? Nu, kas norit iš manęs kažkas... Tai jūs lašinius valgot, išpjautinę, Ai, kiek jūs- nugarinę jūs valgot. Nu, koks jūs durnas, jūs šiandien vaikštot po studiją aplinkui ir su manim nesišnekate. A, va, tai tegul būna tvarka. Tai kokia tvarka? Čia prašau, susmirdė šūdais, apsibesdėjęs, valgote keulę, nepaaiškinate, kaip... Mėda Jonaitytė patinka? Mėda Jonaitytė. Nu, patinka jūros arkliukas. Jūs man primenat jūsų profilius, žinokit, romėnų vazą, aš jau jums sakiau šitą. Mano Tik profilis. nesakykit, kad aš pupos turiu veidą. Nu, dabar jau kažkiek į unitazą supanašėjote. Jūsų ta pupa toks, žinot, pas jūs, kai smegenų ta operacija, tai ta ertmė, skylė tokia yra, tai pas jūs, kai lyja, tai biški vandens į stubrą subėga. Nu, turiu tą bėdą. Bet ačiū Dievui, po to išbėga viskas pro užpakalį. Na, tai. O man tai niekada neduodi. O kas tu man toks? Kas aš toks? Taip? Atsiprašant, mane rūrinį Oi, nu nereikia. 12 metų Vėl tas pati istorija viešpatin. ir negali man pinigo duoti. Aš tavęs nerūrijau ne karto. Nu, dvasiškai mane. O ragana, žinot, kur pasitolėtas? Laukia? Ne. Namelyje. Ten tos vietos, kur vištos kojelės, tai ten yra tokia skylė, pro kurią ragana kakoja. A, nu tai taip. Ir netgi kart, kai ateina lokys ragana patratyti, tai jis irgi pro tą skylę ragana atsisėda kaip ant klozeto ir lokys ateina meška. O kaip tu kitaip ragana tratysi, taigi jinai labai negraži. Tai matot, nu tai čia kaip... Tai Kaip Jacksonas po plastilinių operacijų. Jūs pradedat jau mąstyti, man patinka, jūs gana greitai, jūs imlus esat, man patinka jūsų progresas. Nu, va Jacksonas, nu kaip jis su vaikais, kaip jo gaila iš tikrųjų, nu ką jis... Man atrodo, tie vaikai įtratėjo patys. Man irgi atrodo, kad... Pastatydavo Jacksoną su antrankiais ir na vaikučiai, kad... Viskas atsilupinėjo, visos jo operacijos nusilupo į nosis ten. Pidariukas mūsų. Tai įkūriau firmą. Vadinasi, Verslo simfonija. Sugalvojau gerą biznį. Antstolių dirbti. Galvojau ilgai, kaip firmą pavadinti. Gėriau konjaką, Henesi, ir galvojau per naktį. Galvojau. Jūs jau sakėt, galvojau vieną kartą, tai užtek, kam sakyt, galvojau. Čia kaip Duran. Aš anksčiau negalvodavau. Nu tai va, sugalvojau. Sugalvojau. Ne. Sugalvojau. Tai kad yra... Jūs vėl kartojate 2 kartus tą patį žodį. Sugalvojau. Tai pakartokit dar 3 kartą. Gal visi galvos, kad jūs protingas ir daug galvojate. Kurva firmos pavadinimą pamiršau. Su tavim ginčiausi ir pamiršau. Verslo simfonija jūs. Verslo simfonija, va. Tai va. Tai dabar... Pasakykit tai va dar kokius 3 kartus. Tai va. Palauk. Jūs... Aš dabar meškos taukus geriu, kad vietoj kokaino, kad galva geriau dirbtų. Ir ryklio reikia gerti dar... Ryklio yra nuo vėžio. O jums nėra vėžio smegenų? Duokit pačiupinėsiu galvą jums. Dava. Atsargiai čia kaulo nėra, kai sprugdino mane, tai čia plasmasės indeklas yra. Tai palaukit, aš minkšta. jau įstūmiau į vidų, tai jūs pasis kaip momenėlis pasvai. Tai skylė pasis dabar galvoj. Pas mane įstatė tokią smegenų, tokį protezą nedidelį. Kempinė. Kempinė, tai va ten yra maži. Taivanio ar kitaičių, nes Taivanio geresnis. Japonų, durniau. Durniau, kur tau Taivanio? Kiek megabaitų ten pasistelpa? 200, bijau suklyst, 56. 56, tokio nėra formato. Aš manau, yra. 16 jums turbūt telpa. Tai atsidaryk momenėlį. Palaukit, pažiūriu. Palaukit, lupą įsitrauksiu. Lupą įsitrauksiu. Pažiūrėk geriau, Pona, jūs išdūrė. Kaip? Čia yra gaminta, čia net ne pietų, čia Šiaurės Korėjai pagaminta ir čia 0,5 megabaito yra. Atsiprašau, 2,5 kaip flopikas. Flopikas galvoju, jūs dabar visi vadins flopiko, budulis flopikas. Tai tu durnas, čia mokesčius nuslėp dėl to. Kaip jūs mokesčius nuslėp? O dabar mokesčių inspekcijoje, tai aš nueinu tą savo įsiemu kortelę. Jūs atsidarot kaukuolę. Tai aš su tuo 1 megabaitu įsakau, va tik tiek išmušiau skolų, o pas mane skolų už 256 megabaitus išlūpta. Tai aš čia kaip ir
Jau pas jūs- apipi šitą Palaukit. apgaudinėjų, va. Jūs negali turėti 256 megabaitų savo galvoj. Jūs Kaip? pagal definiciją ir iš prigimties jūsų modelis yra toks, kad pas jūs tik tai Pas mane 64 gali būti. nuo debilė gimimo. tu, pas mane gal procesorius greitas. Kas ką debilų vadina? Atsiprašau, bet mano atmintis tai yra labai gera. Labai gera. Jūsų operatyvinė atmintis yra Atsimeni 91 vienas kilobaitas vienas. 91 metais tu apsišikėlė, kai iš manęs 500 meškų pavogė. Atsimenu tada gerai, kurva, kai ant stalo buvau padėjęs, dar tuo metu šitam savam kampe atsiskaitinėjau. Gerai, nereikia čia pykti. ir Palauk, kas purkšti. gerai. Man tai, žinokit, Tai tu juokinga- mano atmintį dabar prikišė. Man ne? tai jokinga mintis, va kokia kilo. No. Jeigu pas jūs kaukolė taip atsidaro lengvai, tai kodėl nepadarius dar pjūvį su družbele aplinkui galvą, kaip lavonams, kaip preparuoja. Nu, įpjovė Ir kad mane. jums būtų galima atidaryti jūsų kaip matriošką kiaušą, o iš ten ištraukti kitą dar mažesnį budulio galvytę ir jos kiaušą vėl atidaryti ir taip be galo be krašto iki mikropointo dydžio budulio galvytės, kurią galima būtų tik stebėti per pačią didžiausią zalūpą. Atsiprašau, lūpą. O 95 metais, tai man va tai va kaip banditiniai galvą pjovė, pinigų ieškojo. Tai buvo atidarė ir nieko nerado. Tylėjau kaip kapas, nieko neišdaviau. Nieko nerado. Taip, Tai kaip pas jūs atsidūrė, tai jūsų 256 megabaitai, ką jie ore kabo pas jūs, jeigu nieko nerado. tai aš dabar įsistačiau. Tada ta technologija atsimeni su kokia plyta. Mobiliakas Eriksonas buvo, atsiprašau, kaip Lalūnos buvo Voksmario mikrofonas. A. Nu, Man tai, žinokit, labai brangu klausyti jūsų pasakojimo. Nes pas jūs, matot, galvoj tokie va, dalykai, refinementai. tai aš va dedasi, dabar papasakosiu. Aš- Pagerinimai. O pas mane dubens srityje, žinokit, įstatyta pas mane viskas nuliovas stovi. Prostata nauja, užpakalio skylė nauja, nes buvo gerokai jau paradrošta. Prašiūrusi buvo. jau. Prašiūrusi, pautai nauji va, sukabinti, pažiūrėkit. Va, Nu. Taivanio gamybos. O. Va. Ne, Nu, ne, tai- kokie nors ten kitaičių. Kitaičių tai- mažiukai labai. Nu tai va, tai ateinu dabar į firmą kokią nors. Tai seniau būdavo einu. Na, subyta per stalą, sakau, gaidžiai. Kada į laikrodį žiūrėjot, kalendorių debilai, susmirdė. Nalogus kada duosit. Dabar įeinu. Labą dieną. Čia firma verslo simfonija. Ponai nesusimokėjo delspinigių. Jums priskaičiuota 9028 litai plus PVM. Rytoj jau bus 10 024 litai, kiek ten, 74 centai plus PVM. Įsigasta visi. Sakau, štai jums prašau, orderis čekis atsiskaitom iš karto, ar kaip kultūra pakyla, ne? A jūs Eskadoj neapsiprikinėjat prie rotušės? Tai Dženfra, paskaityk, vo, jeigu moki skaityti žasinę, va, GF, žinai ką reiškia? Gafno. Durniau, Jokauju, nepykit. Džanfranko sferė. Čia pas mane tokie Nu. akiniai yra. Pirkau 16 litų, įsivaizduojat? Tai kur, bergai? Nu, toks kioskas yra čia žirmūnas. Jeigu tu gaidį, nors protingesnis būtum, Bet tu įsivaizduojat 16 litų už kokius tais Ei, plasmasės gabalėlį. nejuokik tu gaidžiau. Širdis skautėjo, bet Nejuokik tu susimokėjau. gaidžiau. Tu. Žinai, kiek tokie kiniai kainuoja? Jie kainuoja ne 10, 100 kart brangiau. Tas pats šūdas, bet vod lygis, nu. Negali būti 100. Tai čia kiek kainuoja 160? 1600 žasinė. Gaidžiau tu. Tai Ačiū. palaukit, jeigu 100 daugiau 16, tai 16 tūkstančių litų, tai kas čia per pinigas, aš tokio nematęs. Ja, gal norit pirkti iš manęs, juos atiduosiu už 15 litų. Aš puvelio Ne, nenešioju. palaukit, jeigu jūs sakot, kad 100 litų brangiau, tai tada manęs- pirkite už 15 tūkstančių litų iš manęs. Debilė, tai mane, kur aš ateisiu išmušt skolų, tai manęs negerbs už tokius sakinius. Kodėl? Taigi čia prestižus yra. Tai iškart matys, kad gaidys su fufeliu atėjo. Aš turiu Kas ateiti. yra fufelis? Nu, šūdas, nu, fuflo. Tai kam jūs apsišykęs vaikštote? Kaip tai? Reikia pakakojus, reikia iš viską kot ne į kelnes, o į klozetą ir dar po to gerai išsiplauti jų, nu nelabai gerai, turi būti bakterijos geros, kad daugintųsi išangiai. Tai kam jūs vaikštot apsišykęs, antstolis visi sako, su fufeliu atėjo. Aš kažko biški nesuprantu. Tai jeigu jūs sakot, ant jūsų sako draugai, kad jūs su fufeliu atėjot, reiškia jūs prišikat į kelnes ir vaikštot savo su savo, kaip jūs įvadinat, fufeliu.
Išsikratykit. Palaukit, jūs kažką netaip supratom. Tai va ir nereikia taip suprasti tada. Supratingasis mūsų 256 megabaitai galvoj. Čia buraška, banditas legalizavęsis. Atiduok mano 500 meškų, kuriuos pavogė 91 metais. Tuoj nupiešiu, Palauk, aš tuoj tau Vieną didelę mešką nupiešiu. Aš žinai, ką iš tavęs pasimsiu? Už visas skolas. Tavo Taivanio kiaušus. Va! Į tavo užpakalio skilę. Parduosiu gal kam nors. Po dainelę. Ei, kolūkiečiai, ko stovi tą patę, ką kaziolai, budulio nematėt, paaiškinsiu tava, kas yra muzonas, tai radio šou, o kiti balvonai. Mes esam tikros, roko žvaigždės, geriausia grupė, budulis ir sraigius, mes bachūrai, verti medalio, net čiripaškos iš gaidžių būrelio. Mes esam geriausia roko grupė. Mes esam geriausia roko grupė. Mes esam geriausia roko grupė. Kam tai nepatinka? Visi gaus per snukį. Čia kreator varo. Mes esam už karą Irake. Mes esam už karą Irake. Mes esam už karą Irake. O kam tai nepatinka, tas tuoj gaus į akį. Mes esam už karą Irake. Mes esam už karą Irake. Mes esam už karą Irake. O kam tai nepatinka, tuoj važiuos į Iraką. Dar kartą pristatome visą roko grupę. Alkis greitai gitara. Kremovykas. Danielius, atsiprašau. Šiandien susipažinom. Ir griausmas būgnoj. Jūs pastoviai norite laidos metu išsitraukti savo dzindziliuką. Ką čia nereiškia, ko nors man įdomu sužinoti? Aš darykit durį.